Mažoji Lietuva, nors ir mažiausias etnografinis kraštas, yra vienas įdomiausių – savitas, gaubiamas paslaptingumo ir kitoniškumo. Tad ir šio regiono lietuvių rengtos dainų šventės skyrėsi nuo likusios Lietuvos. Retas žino, kad šiandien organizuojamų dainų švenčių scenarijaus pamatai atspindi pirmasias dainų šventes Vydūno rengtas Tilžėje. 1927 metais įvyko pirmoji Mažosios Lietuvos lietuvių dainų šventė. 1933 metais buvo surengta antroji šio krašto dainų šventė. 1938 metais įvyko viena įsimintiniausių trečioji Mažosios Lietuvos dainų šventė, kurią būtų prasmingiau vadinti visos Lietuvos dainų švente. Scenoje pasirodė 105 chorai iš visos Lietuvos. Šventėje dalyvavo apie 3000 dainininkų ir apie 10 000 žiūrovų. Praėjęs laikas ir erdvė, per kuriuos keliaujame, tampa dabartimi. Vėl suskamba seniai nuaidėję garsai ir žodžiai, atbunda ir vėl prabyla į žmogų būties klausimą. Žinantis moko, kad tėvynė išniro iš jūros. Jūra kūrė tėvynės veidą ir ošė jos širdį. Atrodo, šis vyksmas yra nuolatinis, nes tėvynė jūroje tebegyvena. O jūra ir žemė negali būti be žmonių. Prie jūros žmonės yra ne tik žvejai, tai visas kraštas pamarys, kur iš smėlio smilčių statomos pilys. Žvejų tinkluose supasi žuvys, o kopose dūlo laiko įspaustos pėdos. Čia žmogaus augimo ir tapsmo pradžia. O daina ir dainavimas yra be dėsnių, duotos iš aplinkos, iš jaučiančio ir dainuojančio žmogaus.